Čia tikriausiai žmogus, kuris prisipakuoja save prie stulpo. Sveiki, esu Karolis Lažauskas ir šiandien išpakuosime mano profesiją. Pilna dėžė. Nu čia jau aiškus dalykas. Nu čia jau mes čia visi turim šitą 10 metrų. Čia bus tikrai eso, daugiau niekas nelipa. Į 10 metrų? 10 metrų. Tikrai ne 10 metrų, 170 taip apytiksliai metrų yra lipama į vėjo jėgaines. O, Karabinas. žinai, čia tikriausiai žmogus, kuris kažkur lipa aukštai ir prisipakuoja save prie stulpo. Taip, lipti aukštai, čia yra saugos mechanizmas, kad jeigu krenti, tiesiog užsikabini ir lipti kartais tenka daug ir aukštai ir tikrai rankytės ir kojytės pavargsta, tai jeigu paslys ir kažką, šitas daiktas neleis tau nukristi nuo kopėčių. Čia yra telefonas naujos kartos, kad negalėtum skrolinti jokių Darbe. jo darbe. Irgi kažkas su metrologija, su orais. O gal čia matuoja kokį vėjo greitį, drėgmę? Temperatūra ir drėgmė. Tiesiant kabelius yra daromos kabelių movos. Ten yra labai svarbu išlaikyti tam tikras oro sąlygas. Statosi palapinės yra išsausinamos, įdedami vėjeliai, radiatoriai ir turime atitikti tam tikrus reikalavimus temperatūros ir drėgmės. Na, žiūrim. Termovizorius. Čia yra taip, teisingai pastebėta termovizorius arba kitaip termokamera. Labiausiai naudojama mano profesijoje tikrinti saulės panelės. O kas tas geltonas yra? Bet čia jis kažką pavertus, tai jisai matuoja. O, milimetrai. Oi, čia storį matuoja dažų. Pažiūrim, kiek lako įdėta. Kokybės patikrinimas. Eureka. Taip, čia yra dažų storio matuoklis, bet naudojama išmatuoti saulės panelių parke konstrukcijų magnelio padengimo storį, tarkim kokiuose vėjo parkuose, cinko padengimo storį ant laiptų. Galbūt jie patikrina, kaip atlikti darbai, pažiūri, ar čia viskas gerai padaryta. Tai čia bus kokia kokybės užtikrinimo, kaip jie vadinasi. Ekspertas. Ekspertas turbūt. Ekspertas. Tiek įrankių tik ekspertas gali turėti. Kokybės inžinierius. Kokybės užtikrinimo inžinierius. Tikrai taip. Kokybės užtikrinimo inžinierius. Buvau išnarplėtas. Galbūt ir pasirodė daug įrankių, bet jų čia yra mažoji dalis, kiek iš viso turiu ir kurios karts nuo karto tenka panaudoti savo darbe. Kokybės užtikrinimo inžinierius yra atsakingas už kokybę, bet tiksliau yra už darbų atlikimo kokybę mūsų saulės, vėjo parkuose. Tai reiškia tiekėjų priežiūra, rangovų priežiūra, kad visi darbai, kurie buvo suplanuoti techniniuose dokumentuose ir būtų atliekami taip, kaip reikia.